Labas, aš Liudvikas. Aš Eglė. Aš Perkūnas. Ir čia Minčia. Kviečiame mus remti Patreon bei Contribui platformose. Taip pat sekti Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose, kur galėsite pamatyti daugiau kasdienių istorijų. Visas nuorodas galite rasti video aprašyme esančiame po vaizdo įrašu. Karštą, valgom ledus, blūdijam čia pusę dienos, 36 laipsniai, jeigu nedaugiau. Jo, taip, jau. Meška. Pasakau. Pasakau. Ai, pasakai. Sakau, o, čia labai viliojanti vieta sustoti ir kempinti. Ir tipo, pusę mišką. Ieškom Wi-Fi'us prisijungti, niekur nėra, mums reikia su moterim vieną susirašyti, kurie čia vietinė sakė, mus priims pagyvent biškį. Tai važinėjom dar vis po miestą, čia į kalną to giminė nužodžiu, bet jau į pabaigą. Panašu, kad pasimsim gal porą dienų išeiginių. Tai va.
Jau kelintą dieną mes pačiam karščiui antrai dienos pusėj pasiliekam didelį kalną. Tai dabar užmynėm ką tik 3 kilometrus į 150 metrų gal. Tai nedaug, bet mums su savo svoriu abudu virš 100 kilogramų tikriausiai turim. Aš neieškojau santykių taip, kad ėjau per klubus ir bandžiau skirtingas moteris. Ne, aš kitaip, aš sakiau, atsiras, kai būsiu aš pasiruošęs. Tai aš supratau šitą, suvokiau šitą dalyką. Ir aš ruošiau save, kad būčiau pasiruošęs. Nes kai tu eini į klubus, į festivalius ir ieškai kitos pusės, tai tu ne save ruoši, tu laiką švaistai. Tai va, aš pasiruošiau ir atsirado iškart. Prieš susipažįstant su Egle, tai aš buvau toks... buvau atsidavęs jogos mokinys, labai domėjausi jogą. Paskutinius, nežinau kiek, 5 gal metus. Ir buvau nusprendęs taip, kad jaučiau savyje, kad negaliu turėti santykių, nes aš pats nesijaučiau laimingas, aš pats buvau toks savidestruktyvus ir pilnas pykčio, pavydo, ten gobšumo ir visų kitų tų nuodų, ne? Ir puikybės ir taip toliau, aš nesakau, kad aš dabar jau esu pilnai atsisakęs, bet aš prieš kuriant šeimą, prieš Eglę, buvau susikoncentravęs į tai ir buvau savo pasakęs, kad aš nekursiu šeimos, neturėsiu santykių iki kol aš pats gerai nesijausiu. Su savim būdamas tiesiog. Nes nenorėjau santykių iš trūkumo jausmo, norėjau santykių, kur aš galėčiau kažką, visada norėjau vaikų, bet norėjau santykių tokių, kur jau aš būsiu pasiruošęs duoti kažką, ne tik imti. Perkūną sukando šiandien, taip, naktį. Su fanoru vaikas. Moškė sukando. Perkūnčių. Kaip jautiesi, mažiuk? Va, kokį pastačiau mum pavėsį, nes vieną dieną buvo, sakė žmogus, kad 44 laipsniai čia netoli mieste. Tai karštis tikrai toks sunkiai pakeliamas. Tai mes važiuojam tik anksti ryte, keliamės 4 arba 5 ir važiuojam 2-3 valandas, tada stojam pusryčiaujam, ieškom kur apsistot. Ir va taip va, slepiamės priedangoje nuo saulės, nes palapinėje neišeina miegot, jeigu ten... Neišeina miegot, jeigu po atvirą saulę palapinę. Tai va, dabar susiradom tokį kempingą, kainuoja $30 naktis, tai 20 gal 3 eurai gaunasi panašiai. Ir 22. Bet yra Wi-Fi'us, yra kur išsiplaut rūbus, yra daug dalykų, yra virtuvė lauko, kurie galima naudotis. Yra, kas dar yra. Nu, žodžiu, daug dalykų yra visokių. Tai va, naudojamės visokiais patogumais. Reikia išsiplaut rūbus, apsipirkt maisto, nes dabar iki sekančios maisto parduotuvės mūsų laukia mažiausiai 3 dienas kelio. Tai va, važiuosim apsipirkt maisto. Ir ką, ilsėsimės, krausimės visus įrenginius, kelsim medžiagą į internetą, bendrausim su šeima. Kažkaip taip. Tokia diena bus mūsų pusiau poilsio ir tada dar vieną dieną ilsėsimės, nežinau tiksliai ar čia. Ar persikelsim į kitą nemokamą vietą, nes jau visus ten skalbimo interneto ir pasikrovimo darbus pasidarysim. Viskas, va, Eglė sako, su skalbimu gausi 45 eurai ir elektra. Šitie doleriai, tai 30 su viršum dolerių.
Nu, tai eurų. Tai va, tokios kainos. Aš tau daviau, sūnelį, kur yra šitas mikrofonas? Kur padėjai? Padėjai tą šitą? Šaunuolis. Šaunuolis. Mikrofoną pakalbėti. Nori pakalbėti, nuim pakalbėti mikrofoną. Suvatė nematė. Papasakok mikrofoną dabar, gerai? Suvatė nematė, ne? Užsiminėjau saviugdą, gyvenau Labanoro girioj pas draugo šeimą ir padėjau statyti jam namą. Jis statė tokį didelį pastatą, kaip mokyklą, kaip kažkokie bendruomenės namus, erdvę, kur vėliau vyksta, dabar jau vyksta saviugdos renginiai, Labas Noras Antaviščiai, Labanoro vidury. Tai aš mačiau tame prasme ir dariau tai, nes mačiau tame prasme ir tuo pačiu galėjau praktikuoti visas savo praktikas, kurios man padėjo save atskleisti, save suprasti savo pačiam. Ir jo, tai va, mokiausi jogos, mokiausi saviugdos, medituodavau, darydavau asanas, badaudavau, daug visokių kitokių dalykų darydavau, kuriuos ir dabar darau. Tiesiog tas laikotarpis buvo toks, kad aš vienas, aš neturiu įsipareigojimų jokių ir galiu sau leisti. Ir paskui, kai aš jau tikrai pradėjau jaustis laimingas, pats savy, kai vieną dieną, atsimenu, buvo tokia, guliu ant rąstų krūvos, mes ten pjaunam, supjaudinėjame medieną su gateriu tam namui, kurį vėliau statėm. Ir guliu nusikalęs toks ant rąstų krūvos vidury. Ir aš suprantu, kad kaip seniau man reikėdavo, kad laimę patirt ir atsipalaidavimą parūkyti, išgerti, patūsint kažką žmonių, mergų, kažkokio dėmesio, dar kažko, pabendrauti su kažko. O aš ten guliu vidury miško vienas. Ant rąstų krūvos susimerkęs, kvėpuoju giliai ir paukštai ten čiulba, gal vėjas, toks labai romantiška tokia akimirka, taip aišku, skamba gal kvailai, bet toks, dabar va, atsimenu, net ašaros kaupęs. Ir toks kvėpuoju ir tiesiog suprantu, kad visas tos savęs paieškos kažkur pagaliau atvedė ir kažką apčiuopiamo aš turiu, ne? Kažką, ko tikrai ieškojau ir norėjau visą širdim, nes prieš tai nesijaučiau laimingas. Ir visa tai vėlgi išsireikšdavo kažkaip mano visuose veiksmuose, mano santykiuose. Tai va, ir suprantu, kad aš esu daug ramesnis, daug laimingesnis ir man nieko netrūksta. Čia ir dabar man nieko netrūksta ir tiesiog, tai viskas gerai, tu pilnas. Bet pilnas ne dėl to, kad kažko užkišai save, bet pilnas dėl to, kad esi tiesiog pilnas. Nei pilnas, nei tuščias iš esmės. Vaikai miega, net nekrusteliai. Tai čia sėkmingas susipakavimas, dabar kiekvieną rytą taip darom. Važiuosim. Čia šiaip 6 gan vėlu, nes saulė šviečia. Labai karšta šiandien bus. Gal iki kem laipsnių. Bandysim surasti vietelę prie upės, kur nors netoli apsistot per karštį ir nakvot. Gal antrais metais švenčionėliuose Marija sugalvojo, kad reikia mums jogos švenčionėliuose. Reikia, kad kažkas ryžtųsi čia atvažiuoti ir vesti jogos pamokas. Ir jinai buvo festivalį sutikus Liudviką ir ji jam parašė, kažkaip prikalbino, kad jis vestų mums ten pamokas. Ir jisai kažkaip ten gal sutapo irgi, kad jis buvo netoli, ten padėjo draugui statyti namą
ir ten keli kilometrai, gal 10 kilometrų atvažiuoti iki tų švenčionėlių ir pravestas pamokas. Tai aš pas Liudviką palankiau jogą gal 1,5 metų, taip ščyrai, labai man patiko. Paskui truputį pradėjau ne taip ščyrai lankyti, nes labai užkibau kaituot ir tada turėdavau, kai tik pusdavo vėjas, važiuodavau prie jūros ten tos 400 kilometrų. Tai turėdavau praleisti kelias ten jogos pamokas, bet žodžiu, man labai patiko jo tas griežtumas ir aštanga joga. Gyrė. Čia nelaižyk, nereikia. Va, aš tau patiesiu servetėlę ir gali pasilenkęs valgyti. Tau dar akytę pavalyti? Nenori? Aš galiu šaltesnį padaryti. Papasakok apie vakar dieną. Aš esu vieną reelsą paruošus ir kur galvojau, kad čia sunkiausia diena po to, kai meška krūmuose buvo. Kur sakiau, tai tiesiog čia kempinam ir meška. Ir galvojau, kad ten jau sunkiausia diena. Tai po to dar nepapaustinau to reelso, o jau dar 3 kokios sunkesnės buvo. Bet tai gal pati sunkiausia tavo vakar buvo, kad tik vakaras ten buvo toks įsitaškęs? Vakar mes važiavom 3 kartus. 3 kartus. Išsiruošėm važiuoti ir važiavom 3 kartus. Ir vakarė jau, kai atsistojom ant kelio ir reikia gėrę ten įvaldyti. Ir bandom, ir temsta, ir tu lemputę tau uždėjai, aš galvoju, nepagalvojau, kad bus tamsu. Ir mums reikės varyti keliu. Ir galvojau, kitą kartą nepasirašysiu vakarę važiuoti. Nes nepagalvojau šitą dalyko kažkaip. Kad tamsoj kažkaip ne. Ryte, geriausias laikas yra anksti ryte. Jo, ką anksčiau to geriau. Kažkaip jau buvo dar prieš tai diena ir taip žiauriai sunki, žiauriai karšta, bet pavyko mums pamiegoti pietų miego ir sakau, ir mes jau net planavom gal net vakare biškį pavažiuoti, bet tada, keliamės 4. Atsikeliam tą 4, dar tamsu. Liudvikas sako, tai kol susiruošim, tai jau ir prašviesės. Tai taip ir buvo. Važiavom. Ir tokiom pelkėtom lygumom. Ir taip dar tu sakai, va čia tai nebūtų fainai nakvoti. Ir aš galvoju, kad tu sakai dėl žvėrių, o tu sakai dėl uodų? Jo, dėl uodų, nes ten labai daug pelkėse visokių gyvių. Ir taip tu pasakėjai, aš galvoju, kad dėl meškų ir žiūriu pėdsakai per kelią. Ten taip tiesus kelias, iš vienos pusės pelkė, iš kitos pusės pelkė, tada bėgiai ir toliau pelkė. Ir taip per asfaltą yra tokie fluffy, matosi kaip šlapių skudurų pereita. Ir aš galvoju, čia tikrai ne elnės taip taškosi, ne stirna. Ir gali būti, kad meškino pėdsakai. Ir už ten 20 metrų šių krūmuose. Ten link bėgių, meškinas. Tai mes, aš su vaikais, aš aišku labai norėjau paspoksoti tą mešką, bet aš taip, su vaikais, tai tipo traukėsi tolyn, o Liudvikas jau tik tai fotikas, filmuot ten kažką, gaudyti tą meškiną. Palaukėm tavęs dar biškį. Ir kažkoks kosmosas, tai. Čia man, žiūrėjau. 2 meškas matėm iš ryto tada ir dar 2 girdėjom. Krūmuose. Mes kaip ten? Jo? Jo, 4. Aš suskaičiau 4. Tu gal vienos negirdėjai. Aš mačiau 3. Ir tu sakei paskui dar, kad 4 girdėjai. Nes aš 3 nemačiau tos krūmuose. Aš mačiau. Matei? Jo. Juoda buvo, ne? Ta prasme, spalva buvo rusva, bet tikriausiai, kad juodas lokys. Ir buvo... Grizlių geriau nesutikt, sako. Ir dar atsimenu, iš to 3 meškino supratau, kad tą naktį, kai pirmą kartą mešką girdėjom, kad ten tikrai meškos garsas buvo. Nes jisai ir prunkštė, tai ten tos garsus lenkė. Nesisaugo, jie didelį visiškai, ten ant knysas kažką, ten nekreipia labai tave dėmesio. Jo, šaknelės valgo, kaip sakai, rankinė. Jo, tai po tų meškų kažkaip
privažiavom jau tą vietą, kur planavom, jau max, 30 km mums per dieną yra daug, tai mes nuvažiavom tą 30 km iki kažkokio recreation site, tipo forestry recreation site, tai turėtų būti kažkokia aikštelė, kur šitie miškininkai ten kempina, mes esam stovyklavę gal pirmą naktį, kur ten yra laužaviečių, tiesiog žvyro aikštelė ir nieko prašmatnaus. Ir nemokama. Nu, ta prasme, va šitie va būna pažymėti ant žemėlapio, bet jie nėra kažkokie ten aptarnaujami ir panašiai. Tik tais yra ten ženklai, laužai ar vieta. Bet šitam rajone, šitose teritorijose, kur esam, nėra laužaviečių, nes mes negalim nieko kurt, nes čia siautėja gaisrai miško. Tai žodžiu, sustojom pusryčių, sustojom kavytės išsivirt ir supratom, kad tai čia tai nestovyklausim, nes ta aikštelė buvo be pavėsio, nemaloni tokia. Ir už kelių kilometrų žinom, ant žemėlapio rodo, kad yra upelis. Tai pirmas tikslas, bandom bent jau tuos kelis kilometrus iki upelio davažiuoti, kai geriau žmigdysim. Jeigu upelis išdžiūvęs arba ten nepatogus priėjimas, tai tada tiesiog bandom įveikti kalną, nes mes turėjom sustoti tiesiai prieš didelį kalną ir pasilikti kitai dienai. Tai pasilikom kalną pačiam karščiai, bet į jį neužmynėm, nes vis dėlto upelis buvo geras, labai fainas. Ten visą dieną turškėmės, maudėmės, gulėjom, pietų miegom, tu tai nelabai miegojai, nes leisi šitos moškės, ne? Išmiegau, žinau, vis tiek užmiegau. Kad jos nurimo kažkodėl. Man atrodo, ta žvaigždutė, tas tepaliukas biškai padėjo. Nu tai va, pamiegojom pietų miego. Nu ir net nestatėm palapinės, nes kažkaip planavom mes kur važiuoti ar vakare, aš net jau nebeatsimenu. Dabar atrodo nesąmonė kažkokia, kodėl mes dar planavom čia važiuoti. Čia planavom važiuoti. Ai, iki miesto. Ai, ir aš šitą galvojau, kad čia biški bairis. Aš įsivaizduoju, kad vis tiek čia stovyklausim kažkur čia, nes dar nesam tokio absurdo padarę, kad važiuotume 3 kartus per dieną. Ir pavalgėm, susiruošėm, atvėso, saulė biškai žemiau nusileido, kokias 6-7 vakaro, važiuojam, užmynėm į tą kalną, vaikai nemiegojo, tai paskui stojom girią, užmigdžiau, tada pamiegojo. Nu ir tas vakarinis jos, tas miegelis, kokį pusvalandį trunka, atsibudo, aišku, jinai random vietoj ir turėjom stoti. Tai galvojam, žiauriai norisi ryte to kapučino, kažko. Aišku, įsivaizduoju, kad važiuosi tokį miestelį. Wi-Fi'us labiausia. Ir negersi tokį kavą degalinės, kažkokį birzgalą, o gersi savo kapučiną, kaip iš Amplified Kamloops, bet nebūtinai tai būna. Tai žodžiu, su mintim, kad nereiktų kitą rytą keltis, 4 ryto ar 5. Kad, sakėm, darysim išeiginę šitą miestelį. 2, galvojom, kad davažiuosim. Davažiuosim naktį. Ir padarysim 2. Campgroundą, jeigu jis mokamas, tai gal net už tą naktį nemokėsim, nes atvažiavom jau tamsoj. Bet žodžiu, nepavyko mums atvažiuoti, nes Girė norėjo prie krūties mokoti. Niekaip nesėdo į tą vežimėlį, užmiega. Aš ją įsodinu ir jinai rėkia. Tai tada tiesiog greitai Liudvikas statė palapinę, nes ten moškių belenkiek. Ne moškių, o tokios vadinamos black flies. Bet tai moškės buvo. Ten tai tikrai tos mažytės, kur per tinklelį pralenda, ten tikrai moškės. Ai. Ir jos vakanda, kaip perkūnai dabar akis ištinus. Perkūnai, pažiūrėkime, ne? Skaudžiai. Pažiūrėk. Visus apsibruotinės, apsingalus. Vaikiolis. Tai greit pastatė palapinę, greit pakabino maistą į medį, nes tenai miškinų aplinkui matėm ne vieną. Ir jie miegot, tiesiog griuvom taip, kaip esam, nesivalėm tų. Ir ryte atsikėlėm 5 ir
gauna dėl šito dalyko. Čia negali. Tu negali paminti. Ir tada atėjo sekantis žingsnis. Tai 4 metus neturėjau jokių santykių, nes po paskutinių santykių buvau savo pasakęs, kad nešvaistysiu nei savo laiko santykiam, nei kito žmogaus, kol nesijausiu pats gerai. 4 metus neturėjau jokių santykių, bet jogą praktikavau jau biškį ilgiau. Ir kai po tos akimirkos, po kurio laiko supratau, kad gerai, dabar sekantis žingsnis yra noriu šeimos. Ir ne tai, kad noriu žmonos, noriu mergos, ne, noriu šeimos. Iškart savo viduje taip. Noriu šeimos. Ir galvoju, gerai, moteris reikia. Ir pirma mintis buvo Eglė. Gal skamba labai juokingai ir parašiau Eglei, sakau, ei, susitinkam. Tai pakviečiau ją į pasimatymą ir pradėjom bendrauti.